Labas. Gal brendžio norėtum? Pasėdėtumėm, pakurkšnotumėm, apie maišytuvus pasikalbėtumėm. Neturiu nei su ko išgerti. Nei žmonos neturiu, nei namų. Anksčiau viską turėjau. Albertai, pažiūrėk. Aš stora karvė. Saulytė, kokiegi tu karvė, tai gražiai atrodo. Tikrai. Taip, Edva. Albi, ateik į svečius. Aš brendžio turiu. Negaliu. Dabar vertinimo komisijoje dirbu, nes Irma prisipirko drabužių storoms ir... Kam prisipirko? Neščioms drabužių. Daugybė. Labai teisingai. Va, kai Eglė laukėsi, ta, kuri mano žmona. Buvusi žmona. Edva, atstok, aš tau paskui paskambinsiu. Viskas. Viskas, Albertai, važiuojame į kitą parduotuvę. Ten tikrai bus gražesnių rūbų neščioms. Raima, tokio sekso neturėjau dar nei su vienu vyru. O tu, mažulė, dėja mane nuvylėjai. Dabar dėdė Raima eina į vonę, o tu susirinki savo skudurus ir valini iš mano gyvenimo visam laikui. Viso, mažulė. Raima! Ne, seni, dabar tikrai negaliu. Aš liepai keršiju. Vėliau. Zdarov. Ką reiškia Edva dingo? Nu dingo, ką aš žinau, nėra nei policijų, nei ligoniniai, žinai, po tų skyrybų visai. Kas čia? Ką tu čia darai? Aš esu vienišas vėžliukas, pasislėpęs po savo kiautinu žiaurių ir abejingų žmonių. Uždenkite mane, man šalta. O, aišku. Albi, reikia jam kažkaip padėti, nes to iš visų roplių pavirs. Ką tu savaitgalį darai? Aš tai labai geras pasiūlymas buvo vandens parke su nakvynė, su masažais, tai galvoju pasipirkti. Klausyk, imam Edvą ir varom tryse pabūti. Pabūsim su draugu, kuriam mūsų reikia. Vieni, be bobų. Jo, gerai. Išleiskite mane. Ko nori? Kas nori į tualetą. Ačiū. O, Lietuvos plaukikus pasveikink. Sveiks! Alio, Alberto nėra? Nieko nėra. Nei Alberto, nei ko pagaliom išgerti. Gal nuvarom į pardę, nulikiam, ką? Klausyk, Edva, lėksim šiandien tik tai vandens kalniukais. Gal į pardę vieną, ne? Sveiki, olimpiečiai. Varom greičiau, nes Edva nori į artimiausią parduotuvę užlėkti. Oi, ne, anksti dar. Nespėsim. Suprantu. Čia taip išėjo. Stirnytė, mesgi grinai vyriška kompanija. Važiuojam, pasiplaukiusim, paskui liksim nakvoti, o tu vis... O ką aš sakyk tiesiai šviesiai, ką galvoji, kad esu stora karvė ir tau gėda su manim pasirodyti viešai vietoj. Betgi tu esi mano, mūsų vaikelio tėvas ir tau turėtų būti gėda dėl to, kad tau gėda su manim būti viešai vietoj. Visų pirma, aš laukėsi, aš ne šiaip sau sustorėjau. Ašgi visai net nenorėčiau būti stora. Ir tau turėtų būti sunku dėl to, kad tu matai, kaip man yra sunku. O tu dabar manęs gėdinės ir nenori pasiimti. Žinai ką? Bet mes su Raima galvojam, kad mes varom tryse, ne? Tu kaip ir taip. Sveiki, nepavėlavau? O, sveika. Pažiūrėk, kokios nuolaidos.
Patys suprantat, kad išvyka su nakvynė pati geriausia vieta revanšui. Aš kaip tik turiu vieną planą. Nu, ko nori? Labas, Liepa. Gal tau reikia pinigų? Gal ir reikia, bet ne tiek, kad su tavimi gulčiausi lovą. Aš rimtai, savaitgalį vienai porai vandens parke reikalinga fotosesija. Tu padirbsi, užsidirbsi 1000 eurų, o tuo pačiu galėsi su mumis vandenį pasitaškyti. Okei, bet vis tiek tarp mūsų nieko nebus. Nei vandenyje, nei sausumoje. Liepa, ten, kur vandens pramogos, Raimondui moterų tikrai nereikia. Gerai, iki. Planas geras. Bet tu paaiškink, iš kur tu gausi tą porą, kurią Liepa fotkins? Oi, mes su Egle buvom pora. Paskui su kita Egle buvom pora. Nu, Jo, žiūrėk, aš viso plano neturiu, bet, kaip sakė Napoleonas, pirmiausia, nusivežk merginą į kurortą, o tada jau žiūrėsim. Mes su Eglute 10 metų buvom kaip viena siela. 10 metų. Įsivaizduoji? Jūs tiek net negyvensite. Jūs tiek net nepatyrsite. Jūs tiek, kaip, gal ir suprasite, bet ką jūs galite suprasti apie žmonių santykių? Edvinai, Ką? su kuom kalbėsi? Su žuvytė. Jos vienintelės mane supranta, jos girdi ir klauso. Gerai, gerai. Tai kur mes baigėm? Jis jau nuplaukė. normaliai. Nu? Turim dar vieną dvivietį. Tai turim trivietį ir dvivietį, jo? Jo. Tai gerai, Edva pas jūs, o aš su Liepa dviviečiam. Tu sakai, kad Edva pas mus? Jo. Albertai, aš esu stora, labai stora. Aš esu karvė, labai karvė. Albertai, aš toks vienišas ir nelaimingas. Labai vienišas ir labai nelaimingas. Ne, Edva pas mus nakvot negali, nes visų pirma, jam reikia pailsėti, o antra, Irmai bet kada toksikozė gali prasidėti. Kas? Čia kaip psichozė, bet nesvarbu. Edva gali nakvot tik pas jūs. Jums gerai. Jūs dabar mylėsitės? Aš irgi kažkada mylėdavausi. Iš pradžių su Egle, paskui su Egle, kita Egle. Ne, Edva pas mus irgi nepailsės, nes aš labai garsiai knarkiu. Tu knarki. Jo? Nu gerai, supratau. Vadinasi, reikia dar vieno kambario. Bet kokią kainą. Mesimės per pusę. Gerai. Nu ką, visi turim kur gyventi, o dabar nerėmė vandens pramogas. Gerai, su kuo aš gyvensiu, su tavim ar su Albertu? Edvuk, tau pasisekė, nes tu turi tokius draugus, mes užsakėm tau atskirą liuksą. Jo, vienas gyvensi ir džakuzį turėsi. Bet aš nenoriu džakuzį. Jo. Aš parduotuvėje džakuzį miegu. Aš noriu normalios lovos. O man lovos iš vis nereikia, aš atidirbu ir namo. Ot gerai, einam. Klausyk, žiūrėk, o jeigu tau reiks dirbti iki vėlaus vakaro, tai žiūrėk tada, opa, ir turi kur nakvoti pas mane. Raimondai, kodėl tas op būtinai turi būti pas tave? Nu, nes Albertas su Irma Edvai reikia pailsėti, o pas mane welcome, jeigu ką. Klausyk, jokio welcome nebus. Pažiūrėsim. Žemai skrenda, turbūt lietaus bus. O pas mane namie būgnas. Albertai, einam. Nu, tikrai gražiai, tikrai. Tai kur klientas?
Skambino, sakė, vėluos truputėlį, tai mes kol kas galim į barą nueiti po vyno taurę atsigerti. Tiksliai, einam į barą. Jo. Ne, Hebra, jokių barų varom į viršų ir čiuošim į vandenį. Ai, nu gerai, varom. Einam. O kaip tu su fotiku čiuoši? Saulytė, stirnytė, nu... Kam tu mane čia atsiveži, kad galutinai pasijuščiau storą karvę tarp tų liepų undinėlių? Uhu, kaip gerai atrodai! Ne. Ir tu pati galų galėgi norėjai čia Aš atvažiuoti. nebenoriu, aš noriu važiuoti namo, viskas, važiuojam. Saulytė, einam į burbulinę vonę. Dviese. Tik tu ir aš. Nori? Noriu. Nori? Einam. Einam. Šiltas vandeniukas. Ką, lipam? Ne, nebenoriu. Betgi norėjai. O dabar nebenoriu. Kodėl? Nebenoriu, todėl, kad aš esu stora karvė. Ir jeigu aš įlipsiu šitą baseiną, pusę vandens išbėgs. O aš nenoriu, kad visi pamatytų, jog aš stora karvė. Saulytė, tas vanduo ir taip bėga. O tu ne karvė, tu stirna. Eina, medva. Ką? Ne, aš į tuliką noriu. Kur? Į tuliką sakau noriu. Ai, nu gerai. Eina. Liepa, A. nu pasakyk tiesą, juk džiaugies, kad tave čia pasikviečiau. Tai? Juk va, ir pailsėsi, ir padirbsi, aišku, jeigu klientas atvažiuos. Ką reiškia, jeigu atvažiuos? Ne, tai aišku atvažiuos, kuris dings. Va, kaip tik jis ir skambina. Alio. Raima, čia aš. Aš pasiklydau, žinok. Pone Benjaminai, labai džiaugiuosi, kad paskambinot. Šiandien niekaip. Tik rytoj. Supratau. Raima, aš dar šiandien norėčiau pas jūs prie vandens ateiti. Kur jūs? Supratau, pone Benjaminai, tikrai pasistengsiu fotografijai kalbėti. Gerai. Liepa, žinok, jisai maldauja, kad fotografuotum rytoj. Nu žiūrėk, aš kaip nujausdamas užsakiau kambarį. Šiandien į pirtį nueisim, į barą. Bus nuostabu. Aha, ypač tau, Raima. Dvietis kambarys, baseinas, pirtis. Dėl to, kad darbo nesitarėm. Važiuoju namo. Pirmas dublis nepavyko. Liepa, palauk! Albertai! Edva, velnis Irma mane verčia važiuoti namo ir negaliu įkalbėti jos pasilikti. Aš nieko tau negaliu padėti. Tai aišku. O klausyk, davai padarom taip. Nueinam pas ją kartu ir tu pasakysi, kad tau manęs reikia, kad padėčiau kovoti su tavo depresija. Albertai, tu turi pirmą mane surasti, nes aš kažkur pasiklydau. O tada jau eisim į barą ir gydysi mane nuo depresijos. Edva, į kokį barą, tu durnas? Jeigu aš nueisiu į barą, išgersiu, aš negalėsiu Geras. Jeigu aš išgersiu, aš negalėsiu vairuoti. Seni, tu genijus. Albertai! Žiūrėk, tu būk, kur esi, niekur nedink. Aha, iki. Gerai, nedingsiu. Liepa, palauk. Nu, kas be tavęs ir toj fotkins? Tu pats, su telefonu. Aišku, jeigu bus ką fotografuoti. O, kaip tik skambina klientas. Sveiki, ponė Benjaminai. Raima, koks dar ponas Benjaminas? Čia aš, Edvinas. A, jau atvykot? Matyt, netai būsi supratęs. Ne, jokių problemų nėra, fotografija jūsų laukia. Raima, žinok, jeigu aš vėl užsimanysiu į tualetą, bus problemų, bus labai didelių problemų. Nu, kaip pas jūs nueiti? Mes jau pradėsim. Ką gerai, ką pradėsim? Va, atvyko. A, ne? Ir kurgi? Va. Gerai, einu fotografuoti. Ne, palauk. Pamiršau pasakyti, jie nenori surežisuotų kadrų. Matai, jiems reikia tokio dailininko akies iš šono, žinai. Tai tu fotkink neperspėjus ir be kontakto. Palauk, tai kaip aš be kontakto gausiu honorarą? Tai aš tau sumokėsiu. Tai yra, nueisiu ir paimsiu. Gerai. Viskas, meškinė, važiuojam namo. Aha. Saulytė, gal arbatos dar 3 minutės atsigersiu, gerai? Keista kokia arbata. Kaip brendis. Ir skonis, ir kvapas, lyg brendis būtų. Nu, brendis. A ne? Gyvatės, sumaišė turbūt. Arbatą brendžio pripylė, bet važiuoti dabar negalėsiu. Teks likti. Albertai, aš gal ir karvė stora, bet
Vairuotojo teisės aš dar turiu, viskas, važiuojam namo. Dar vieną. Albi. Atsiprašau, panelė, o kodėl fotografuoti šito žmonės? O ką jūs norėtumėt, kad jūs fotografuočiau? Galiu įrašyti sąrašą. Nu, matote, aš esu apsaugos viršininkas pono Vitolio. Sveikinu, o aš fotografuoju poną Benjaminą. Tikrai? Tikrai. Puiku. Tai gal tada einam kartu ir išsiaiškinsim. Galėsim papasakoti pono Vitoliu, kaip jisai tapo Benjaminu. Paprasme. Einam. Alio, Raima, kur tu? aš prie baseino, kur tu? Štai žinau, man labai baisu, aš labai noriu. Ko, nori maudytis? Ne, aš noriu jūs surasti. Žiūrėk, aš dabar planą galvoju, tu nieko prieš. Tai greičiau galvok. Irmutė, Saulytė, ašgi tau milijoną kartų sakiau, kad tu nestora, tu ne iš čia. Nu, suprask, va jinai stora, o tu ne... Tu Raimondas? Nu, aš. Einam. Niekur neįsiu. Einam, už tau žandikulį sulaužysi tuoj. Einam. Na tai kas užsakė fotosesiją? Jisai gal? Mane asmeniškai tai jis. Manęs asmeniškai tai niekas. Na taip, žinoma. Jūs čia papleškėsit fotosesiją, o paskui jo žmona rytoj pusę verslo savo atsirieksa, ne? Ne, tik ne fotografą, aš viską ištrinsiu. Žiūrėkit, supraskit, jinai neturėjo jūsų fotkinti, ji neturėjo iš vis nieko fotkinti. Čia aš viską sugalvojau, kad ją čia atsiviliočiau, o jūs netyčia pasitaikėt, nerimtai, garbės žodis. Raima, tai tu čia viską sugalvojai, kad aš likčiau čia nakvoti? Tu nesveikas. Žiūrėkit, viską ištryniau. Va, gyvenosios nuotraukos. Prašau, paleiskit, ką? O gal aš šį biškį dar paplisiu, a? Raima, O, Edva, žinok, traumą gavau. Galvos trauma. galvos trauma? Ne, koją įsisukau, bet Liepa mane lydi dabar į kambarį, tai va dabar aš jau viską žinau, ko jūs su Albertu tūsinkit, gerai? Gerai. Ačiū, Liepa, kad lydi mane. Klausyk, Raima, tu nustok fantazuoti, ką? Ko tu tikėjais, kad įsiviliosi mane į viešbutį, prigirsi karštų vynų ir į lovą? Ne, nu kodėl iškart į lovą? Galima pradžiai prie židinio, po to kartelį duše. Liepa, tai kaip koja? Tai... Liepa! Klausyk, Meškiuk, be reikalo mes taip anksti grįžom. Reikėjo tau likti, gi norėjai paplaukėti, džekuzį pagulėti. Nu, kur aš pasimaudysiu? Pirštais mane užbadysiu. Labai skauda. Ne, nieko. Bet kaip tu mane apgyniai, kad aš stora? Aš tave gyniau, kad tu neš čia, o tas stora, tas plikis gynė. Bet toks neužaugo, kai šoko. Aš ir galvoju, tu pastumsi nulėks, bet toks bistras. Nedušoks galvojau. Edvai reikia paskambinti. Teisingai. Alio. Edva, klausyk, čia mums kyla problema, žinai, dėl antsvorio ir dėl regos sutrikimų. Albertai! Žodžiu, mes su Irma jau namie. O jūs su Raima jau linksminkitės, atsipalaiduokit ir padūkit. Albertai, aš irgi noriu namo! Albertai! Padėkit! Ačiū labai. Jūs tikri draugai. Jūs niekada nepaliekate savo vienišo, labai nelaimingo draugo. Va, aš dabar turiu brendžio ir jį labai skaniai ir gardžiai išgersiu. A jum, vo. Neskaičiuokim valandų, neskaičiuokim valandų, kur praleidžiame kartu, kur praleidžiame kartu. Galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi, kokia esi.